Sveiki, šiame video mes pamatysim, kaip galima užsiregistruoti ant Google Calendar, kad jis mums praneštų SMS žinutėmis apie prasidedančias radio laideles. Ir taip pat galite pasidaryti priminimą apie kitus dalykus. Tai pirmiausia, mes atidarome langelį interneto naršyklės, šiuo atveju Firefox naudoja, google.com/calendar ir spaudžiam Enter. Čia mums matome, reikia prisijungti su savo Gmail elektroninio pašto adresu prie Google accounto. Jeigu dar neturite Google account, jį galima labai lengvai susikurti. Apačioje matot Create a new Google account. Aš įvesiu čia savo turimą username ir spaudžiu Sign in. Štai įeinu į savo Google account. Kalendorių. Dabar pirmiausia, mums reikia aktyvuoti savo mobilų telefoną savo account'e, tai einame į Settings ir matome mobilę setup, spaudžiam šitą. Įvedam savo numerį pilnai su tarptautiniu kodu. Aš įvesiu savo numerį. Ir spaudžiame Send Verification Code. Dabar parašė, kad išsiuntė kodą. Jau kodą aš gavau, atsidarau savo SMS žinutę, perskaitau ir įvedu į šį langelį apatinį Verification Code. Įvedu kodą 521608. Jūsų bus kitoks kodas. Spaudžiu Finish Setup. Ir va, atsirado priminimai, kokiu būdu gali priminti apie renginius, apie kažkokius įvykius kalendoriuje. Tai yra SMS, pavyzdžiui, prieš 10 minučių. Nustatysim, kad truputį vėliau, prieš 5, arba iššokančių langelių. Ir čia yra tokie, kaip pasakyti, nustatymai pagal nutylėjimą. Spaudžiam Save. Dabar sekantis etapas pridėsime radio laidelės vakaro žvaigždelė priminimą. Vakaro žvaigždelė būna per žinių radiją. Kiekvieną šeštadienį 20:30 būna vakaro žvaigždelė. Čia dar yra amerikietiškas kalendorio stilius, kada paskutinė savaitės diena šeštadienis, taip pat į jį ir įvesime. 20 susirandam 30 ir duriam čia su pelytė. Rašome savo priminimo pavadinimą. Vakaro žvaigždelė. Ir iškart spaudžiame Edit Event Details, kadangi įvesim pasikartojantį dalyką. Nuo 20:30 iki 21:30, ne, pusę valandos laida yra tik tai. Toliau varinai kartojasi, spaudome, kad kiekvieną savaitę būna. Šeštadieniais, viskas teisingai. Šitos galim palikti ir kaip mums priminti. Matot, jau yra SMS-ų priminti prieš 5 minutės. Tuo metu parodom, kad mes vis tik nesam labai užsiėmę. Ir šitas renginys gali būti išsaugotas. Save. Dabar kiekvieną šeštadienį be 5:30 gausime SMS žinutę nuo Google, kur mums primins įsijungti žinių radiją ir paklausyti vakaro žvaigždelės. Įveskim dar kitą laidą, tai yra laida Prisilietimas. Irgi būna tik vieną kartą į savaitę ir nenorim jos praleisti. Sekmadienis 19 valandą. Spaudžiam čia. Prisilietimas. Taip pat pakoreguojam, kad jinai yra tik tai pusvalandinė laida. Kartojasi kiekvieną savaitę. Ir taip pat bus priminta SMS-ais ir iššokančių langelių, jeigu busim prisijungę prie Google. Išsaugom.
Ir dar viena laidelė, tai yra, jau čia ne laidelė, laida, kiekvieną darbo dieną, 8:30, tai nuo pirmadienio pradėsim, yra radio laida Kelionė Biblijos puslapiais. Labai gera laida, kur skaitoma visa Biblija. Per 5 metus perskaitoma, išaiškinama visa Biblija. Tikrai rekomenduoju paklausyti. Taip pat ją ruošia Geros naujienos centras. Jinai yra pusvalandinė, ne valandinė. Ir taip pat kartojasi. Ir čia mes pažymėsime, kad jinai kartojasi nuo pirmadienio iki penktadienio. Aišku, kai kurie švenčių dienomis nebūna jos, bet nieko tokio, jeigu mums kada primins, kada ir nėra. Ir lygiai taip pat SMS primena ir išsaugoti. Tai va, matome. Suklydau, reikia pataisyti šitą laidą, kadangi rašyti kas antrą dieną. O mes norim, kad būtų kiekvieną darbo dieną. Va, kiekvieną darbo dieną. Ir išsaugom. Yra radio laida Kelionė Biblijos puslapiais. Tai va, dabar mes turim viską susirašę ir šitų laidų nebepražiopsosim. Visą laiką mums bus jas priminta. Tai tiek tada ir geros jums dienos, klausykit Gerosios naujienos centro radio laidų. Jeigu kartais praleisit, galite atsidaryti www.gnc.lt ir va matom naujausią radio laidą iš Kelionės Biblijos puslapiais. Taip pat programos paspaudę pamatysime apie kitas laidas ir kaip jas galime klausytis ir kuriuo metu jos transliuojamas. O čia yra radio laidų archyvas. Galite atsisiųsti šitas laidas MP3 failus, įsidėti savo mobilų telefoną ir klausytis tuomet, kai neužimti. Tai tiek, iki.